Tai vad, kai mes turim šituos įrankius, praktikas, savo ritualus, savo laiką, mes susikoncentruojam į save, ar ne? Ir kai aš mačiau, kad yra labai žema, pavyzdžiui, darbo etika, ir ne viena aš mačiau, ne, matė visas kitas, kurios dalyvavo lygiai taip pat, tiesiog mes padarėm savo labai linksmą laiką ir tai buvo nuostabu. Ką noriu pasakyti? Kad kai buvo pasakyta, tiem žmonėm buvo viskas numesta nuo savęs. Tai dabar žiūrėkit, kas vyksta su melu, kurį mes pirmiausia naudojam pačio savo. Kai mes meluojam pačio savo ir meluojam gan grubiai, išsisukinėjam nuo to, ką iš tikrųjų reikia pamatyti. Ir dažnai mums reikia pamatyti vieną ir paprastą dalyką - savo šešėlius, savo ego. Tiesiog reikia pamatyti, bet kurioje situacijoje, kodėl ta situacija vyksta ir jinai gali iškart parodyti, kodėl vyksta, ne? Aš nemyliu savęs, arba aš esu super agresyvi, arba aš esu mamytė, arba aš esu maža mergaitė, žodžiu, ne? Tai kodėl aš esu tokia dėkinga visam tam, kuo aš einu jau daugiau negu 10 metų, ar ne? Nes kai vyksta situacijos, nepatogios situacijos ir pavyzdžiui, man kažkas įvyksta, aš galiu ir turiu praktikas ir įrankius pakeisti, o ne tiesiog dar užgerti, dar nueiti ir apkalbėti daugiau. Aš galiu keisti. Netgi jeigu man nepasisekė ir aš padariau ne taip, kaip aš norėjau padaryti. Tai aš jaučiu tokį vidinį džiaugsmą, kad bet kur aš nuvažiuoju, kažkada tai buvo iš vis kosmosas. Ta saviugda, kai aš tik pradėjau ją domėtis, iš vis atrodė, iš vis kaip kažkokios, nežinau, kaip čia dabar pasakius, kaip sektos. Kaip, nu, ta prasme, ne? Tai dabar, po tiek daug metų, aš vis aiškiau ir gražiau matau, kad šito reikia labai. Ir tie žmonės ir tos moteris, kurios atideda savo vidinį dvasingumą, vidinį tobulėjimą, tą visą saviugdą, kurios atideda, jos tiesiog ilgiau kenties. Ir tai labai aiškiai matosi. Tiesiog labai aiškiai matosi, nes tu to nesuvaidinsi. Tai vien dėl to, kai jūs pasirenkat save, kai pasirenkat tobulėt, kai pasirenkat klausytis kursų, kai pasirenkat klausytis paskaitų, kai pasirenkat daryti aktyvaciją, kai pasirenkat daryti praktiką, kuri atrodo nelogiška ir gal aš neturiu laiko ir bandot su savim susitarti bent savaitę, šaunuolės ir bandykit toliau, nes tai duos rezultatą ir tai visada atsiperka. Visada atsiperka. Tai gal šiandien aš noriu tuo pasidžiaugti, nes dar yra žmonių, kurie abejoja, kurie čeki, dar yra žmonių, kurie nubėga į kraštutinumą, tik į dvasingumą ir išskrenda. Ir tada nebesusigaudo, kodėl. Dar kartą noriu pasakyti, kodėl nueina į kraštutinumus, nes nedirba su ego. Kraštutinumas irgi ego tema. Švytuoklė, reikšmingumas. Ta pati tema, tai ir šiandien aš taip akcentavau, ką mes turėjom ir dabar galvoju, ar vakar dar sakiau, pagrindinis momentas mūsų karalienės programoje yra apie tai, kad jūs išmoktumėt, atpažintumėt savo ego dalis. Nes ego dalis yra ir gydymas traumų. Ego dalis yra atsisakymas programų, kas ne mano, kas buvo tėvų, kas buvo visuomenės. Ego dalis yra pažinimas savęs. Į ką aš šoku, į mažą mergaitę šoku, o gal į teroristą, lojalistą mano enegrama sukasi. Ir tai reiškia, kai aš atpažįstu, ta informacija nėra tam, kad aš naudočiau ir paskęsčiau toje ego dalyje. Tai jo, aš teroristė, lojalistė, ką čia jau su manim padarysi? Tai momentas yra, kad aš atpažinusi gebėčiau išlipti ir sakyti, pala, aš sužinojau ne dėl to, kad pasiteisinčiau. Aš sužinojau ir tai supratau, kad aš išlipčiau iš šitos būsenos, kuri, pavyzdžiui, gali būti ir aukos. Bejėgiškumas, niekas mane nesigauna, aš visiškai užstrigusi ir panašiai. Lipam. Tai karalienės pagrindinis momentas yra dirbti su tuo, kas didžioji dalis, patikėkit, viską atiduos, kad tik tais nereikėtų pamatyti tiesos. Bet tiesa nepatogi, tačiau visada išlaisvina.
Ir man vidinis tas tamsos darbas, jis yra pats maloniausias, nes jis greičiausiai jaučiamas pokyčių ir greičiausiai duoda pamatyti, kad, nu va, vyksta jau vyksta kitaip viskas. Bet jis yra nepatogiausias, nes tada tu turi išlipti iš melo savo. Nu jo, rimtai, aš aukoju. Nu, bet aš nesuspėjau, laiko nebuvo. Jo, aš aukoju. Nebesakyk, bet aš aukoju. Aš vėl įkritau į auką. Nebuvo laiko pasidaryti mankštos, nebuvo laiko pasportuoti. Nu, žiūrėk, nebuvo laiko pasportuoti, ar tikrai nebuvo laiko, ar tu tiesiog tingi. Jo, aš tingiu. Ir viskas. Ir ten sustokit. Ar malonu? Mes prigalvojam tiek daug teorijos pabėgti nuo to, kaip ir buvo pasakyta, nu negalima taip daryti, čia po savaitgalio, kas negalima, aš irgi pavargau, mes pavargom visą kitą. Nu toliau melas, toliau nuo savęs metimas. Ir ta prasme, apie ką tai yra, apie augimą, apie tobulėjimą, kad priima, jo, ne taip, galėjo būti kitaip, aha, supratau. Išgirdau jų, žinai, kažkaip kitaip. Tai va šitie momentai yra, žinot, labai labai svarbus. Ir va tas melas, apgaudinėjimas savęs, jūs tada natūraliai apgaudinėjat ir savo gyvenime dalykus. Jūs tada įsisukinėjat ir va atrodo, kodėl Roberta dar man taip greitai nesikeičia? Tai tu iškart tiesiog atsimerkiam ir aš sudėlioju punktus, kas yra tiesa ir kas yra melas. Viskas, iškart matysi, kaip keičiasi, bet mums nepatogu. Mums nepatogu matyti, kad aš kaip negražiai elgiuosi, kaip aš negražiai elgiuosi su savim, kaip aš negražiai elgiuosi su kitais. Kaip aš užstringu. Ir aš pasakoju savo būtas ir nebūtas istorijas mintise. Aš tikiu ten visokiom to mintim. Ir aš taip tikiu, bet tai yra netiesa. Ne? Ir aš tikiu, kad man taip sunku daryti praktikas. Nu labai labai įtikinu, kad labai sunku ir nepatogu ir visa kita. Ir ar tikrai tai yra tiesa? Prisės 10 minučių? 15 minučių? Ar tikrai tai tiesa? Tai džiaugiuosi, kad klausote, džiaugiuosi, kad esat ir noriu pasakyti, kad tas... Visada, kai aš leidau savo pamatyti nepatogioje situacijoje tiesą, kuri buvo nepatogi apie mane, nepatogi galbūt ir apie žmonės ir panašiai, bet dažniausiai apie mane, aš visada būna pakilimas, visada būna pakilimas. Ir tas pakilimas yra iš karto tiesiogiai jaučiamas. Tai šiandien tiek yra.